pigiau įsigyti ir turėti – automobilį ar motociklą? Vienas Lietuvos transporto skelbimų portalas atliko apklausą apie automobilių ir motociklų pranašumus. Pagrindinis nurodomas automobilio pranašumas prieš motociklą buvo komfortas. Pavyzdžiui, nereikia derintis prie oro sąlygų, galima kooperuotis ir važiuoti keliems žmonėms, sutalpinti nemenką bagažą. Teikiantys pirmenybę motociklui labiausiai atkreipia dėmesį į važiavimo su motociklu patogumą ir ekonomiškumą. Pavyzdžiui, nereikia laukti spūstyje, kas sutaupo laiko. Galima manevruoti ir pralysti tose vietose, kur automobilis neįveiktų. Mieste dienos metu motociklui, skirtingai nei automobiliui, visuomet rasi vietą pastatyti. Dažniausiai motociklo kuro sąnaudos taip pat yra mažesnės. Lietuvos gyventojų apklausa parodė, kad motociklas gali būti puikia investicija, jeigu norisi sumažinti kasdienės išlaidas transportui bei sutaupyti laiko. Tai yra veiksminga, jeigu į darbą įprasta važiuoti vienam ar kelionė vyksta piko metu.